Bet tam reikia stebėti milijonus signalų realiuoju laiku. Tam reikalingas gana galingas variklis. Tam reikalingas AI, nematomas variklis, kaip teigiama ataskaitoje. Įdiegimo rodikliai tikrai stulbina. Didžiosios Europos įmonės naudojančios AI išaugo maždaug nuo 33% 2023 metais iki 41% 2024 metais, o iki 2030 metų prognozuojama beveik 100%. Tai tikrai lūžio taškas. Bet svarbu aiškiai suprasti, apie kokį AI tipą kalbame. Tai ne ChatGPT rašantis eilėraščius. Teisingai, tai ne generatyvinis AI. Ne, tai AI detektyvas. Jis tikrina dokumentus, tikrina skaitmeninio asmens tapatybės dokumento saugumo funkcijas, jis koordinuoja sukčiavimo signalus. Žinote, susieja dokumentus tarp atvykimo iš vienos šalies ir įtartinos transakcijos iš kitos po 5 minučių. Bet, ir tai didžiulis bet, jūs negalite tiesiog turėti juodosios dėžės, tiesa? Ypač bankininkystėje. Kompiuteris negali tiesiog pasakyti atmesta be paaiškinimo. Tai tikriausiai svarbiausias dalykas, kurį jie daro su AI. Tai turi būti atsakingas AI. Ir raktinis žodis čia – paaiškinamumas. Nes jei man bus atmestas prašymas dėl paskolos, turiu teisę žinoti kodėl. To reikalauja reguliavimo institucijos. Būtent. Pagal ES AI įstatymą negalima tiesiog pasislėpti už algoritmo. Turi būti aiškus, patikrinamas pėdsakas. Kodėl tai buvo pažymėta? Ar nuotrauka buvo neryški? Ar asmens tapatybės dokumente buvo šriftų netitikimų? Turite sugebėti paaiškinti, kodėl. Taigi, AI nepakeičia žmogaus. Ji sustiprina jų sprendimus, pateikdama įrodymus. Tai įrankis pasitikėjimui patikrinti, o ne jo pakaitalas. Jei negalite paaiškinti jo sprendimų, negalite jo naudoti. Ir viskas. Gerai, teorija tai puiku. Piniginės, PKYC, paaiškinamasis AI. Bet ar tai iš tikrųjų veikia? Ataskaitoje yra keletas teminių tyrimų, kuriuos noriu išnagrinėti. IBAN First, tikriausiai dramatiškiausias. Tai finansinės paslaugas teikianti įmonė, tiesa? Tarpvalstybiniai mokėjimai. Tai, kas paprastai tvarkoma neįtikėtinai lėtai. Siaubingai lėtai. Ir tai buvo jų problema. Lėtas tvarkymas juos žlugdė. Klientai tiesiog pasidavė. Todėl jie įdiegė automatizuotą tapatybės patikrinimą ir integruotus parašus. Ir rezultatas. Jie sutrumpino tvarkymo laiką nuo 2 savaičių iki 15 sekundžių. Galiu tai pakartoti dar kartą. 2 savaitės. Iki 15 sekundžių. Tai ne tiesiog pagerinimas.